Bataliono vadas pulkininkas leitenantas Ovidijus Pilitauskas. Oro gynybos batalionas kartu su Italijos Sampiti vienetu treniruojasi jau praktiškai antrą savaitę. Pagrindiniai tikslai yra suintegruoti abu vienetus į vieningą NATO oro gynybos sistemą. Tiek techninių požiūrių, tiek procedūrinių požiūrių. Ir taip pat sėkmingai atidirbti visas reikalingas oro gynybos procedūras, kad galėtume efektyviai kovoti prieš priešo oro taikinius. Oro taikinius mums sėkmingai simuliuoja arba vykdo Italijos ir Prancūzijos oro policijos orlaiviai, tai bendradarbiavimas tikrai sklandus. Aš asmeniškai kaip bataliono vadas labai džiaugiuosi, kad mano visa komanda, bataliono štabas, NASAMS baterijos personalas ypač profesionaliai atlieka užduotis, nes tai yra ne pirmas vienetas Lietuvoje, o su italais iš vis pirmą kartą dirbam, bet matom, kad mūsų procedūros oro gynybos iš esmės yra vienodos, techninės galimybės yra vienodos. Kaip jau minėjo gynybos štabo viršininkas, kad dvi skirtingos sistemos, dviejų skirtingų gamintojų, bet kadangi esam abi NATO šalis, labai efektyviai tarpusavį veikia techniškai, procedūriškai ir žinau, kad ir draugystės užsimezga tarp karių, tai labai džiugu matyti ir treniruotis ir kariauti kartu su mūsų sąjungininkais. Ačiū labai. NATO kaip alijanso reikšmė yra didžiulė. Ta, ką matot man už nugaros, tai yra dvi sistemos, dviejų kariuomenių, bet gebančios tarpusavį kalbėti, gebančios tarpusavį apsikeisti paveikslų ir gebančios pasijungti į NATO sistemą. Tai yra pats geriausias pavyzdys. Ir Italija, žinoma, pirmą kartą atsiunčia oro gynybos sistemas pas mus, bet aš manau, kad tai nėra vienintelis kartas, tai pirmas žingsnis į priekį, kada mes pagaliau galime įgyvendinti rotacinį modelį, kurio buvo tiek ilgai siekiama per visus NATO summitus. Noriu dar kartą padėkoti Italijos kariuomenės atstovom ir Italijos kontingentui tiek oro policijos, tiek ir oro gynybos vienetui už pasirengimą, už savo profesionalų užduočių vykdymą ir noriu palinkėti visiems sėkmės. Ačiū. The commander of the Italian detachment. Of course, as you know, we do have our assets here for the Baltic Air Policy since 1st of August of 2024, and we will stay here for a few months. And now we have also the opportunity to have the Sampiti deployed in the Baltics, which is a great opportunity because Sampiti is a very modern asset, very capable. So this gives us the opportunity to increase interoperability, interchangeability, and interconnectivity. I think this full exercise was a great success and gave us a lot of good points that we can take home. Oro gynybos modelio judėjome pakankamai nuosekliai 22 metais NATO Madride samite, priimdami sprendimus dėl NATO gynybos ir atgrasimo koncepcijos. Ir aišku, turbūt 23 metai, kalbant apie Vilniaus samitą, kuriame buvo pasirašyta rotacinis oro gynybos pats sumanymas ir praeitais metais Vašingtone buvo įtvirtintas jo integravimas ir sujungimas. Kalbant apie čia, Šiaulius, turbūt praeitais metais Liepa buvo pirmasis startas, kuomet su mūsų Nyderlandų kolegomis bendradarbiaujant dvišališkai turėjome tikrai tokio pačio pobūdžio pratybas, kuomet tikriname mūsų sąjungininkų integralumą. Na ir šiandieną čia yra tokia pirmoji oficialiai su Italija. Na ir turbūt reikėtų dar pabrėžti apie mūsų bendradarbiavimą su Italija kaip šalimi, kuri plačiai, galima sakyti, susieta su Lietuva. Tai vienas tai yra būtent šitame domene, kalbant apie oro policijos misiją, Italija yra viena iš lyderiaujančių šalių, 10 kartų bendrai regione vykdė oro policijos misiją. Na ir aišku, šiandieną turime oro gynybos vienetą, kuris dalyvauja. Italijos kariai yra integrali bendrai ir NATO pajėgų integravimo, ir NATO energetinio saugumo vienetų dalis. Na, aišku, su italais mes ne pirmą kartą esame su uniformomis, tą darome ir Afganistane, tą darome ir prie Viduržemio jūros vykdami ir stebėdami tarptautinės operacijas. Tai galbūt tiek iš manęs.
Which you have. These ammunitions have been recharged before deployment from a transport truck to a launcher by a crane. The ramp can be moved by operator in local control or by module exactly. In order to improve the capability and also to move the battery at the same time while one radar is operating.